Aktyvūs metalai išstumia iš druskų mažiau aktyvius metalus. Padarysime bandymą su dvivalenčiu vario sulfatu. Į vieną kolbą įdėsime cinko gabalėlių. Į kitą plieninių smeigtukų. Plienas turi geležies pagrindą. Kas atsitiks praėjus kelioms valandoms? Tirpalai pakeitė spalvą, reiškia ten vario sulfato nebeliko. Aktyvūs metalai, cinkas ir geležis pakeitė sulfate varį ir sudarė druskas. Cinkas ir geležis surūgštėjo, o varis atsistatė. Ant cinko varis išsiskyrė puria ruda mase, o ant smeigtukų vario sluoksnis tankesnis, rožinės spalvos.